Čia yra šarvinių plokščių liemenė, bet čia yra tik liemenė. Kol jūs į jos vidų neįdedat pasirinktos šarvinės plokštės, šitą liemenę jūsų nuo absoliučiai nieko neapsaugo. Jau nekartą susilaukiau klausimo, tai nuo ko apsaugos ta liemenė? Kol jūs į ją neįdedat šarvo, jūsų pasirinkto lygio šarvo, tai yra tiesiog medžiagos gabalas, kuris jūsų neapsaugos absoliučiai nuo nieko. Bet kai pavyzdžiui ją įdedat pagal NIS standartą 3+ lygio plokštę, kur jūs apsaugos nuo rusiško 762, nuo NATO 762 ir nuo NATO 556. Tai 762 civiliniam pasaulyje yra 308, o 556 civiliniam pasaulyje yra 223. Pasigūglinkit tiem, kuriems trūksta informacijos, bet šarvinėse liemenėse viskas priklauso, kokio lygio plokštę jūs įsidėsite tą liemenę ir tik tada ta liemenė įgaus tą norimą apsauginę funkciją. Liemenės kaina 195 eurai, plokščių kaina 390 eurų, nemaža kaina, bet nustebinsiu, jos svoris tik kilogramas 800 gramų. Tie, kas yra bandę pigesnės plokštės, tai tikrai yra geras parametras. Nuorodas įdėsiu į komentarą ir getbacks.com.